Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Šlovė tam, kuriam ji priklauso. Tebūna palaimintas Viešpats tavo Dievas, kuris parodė tau malonę, pasodindamas tave į Izraelio sostą. Iš amžinosios meilės Izraeliui padarė Viešpats tave karaliumi, teisingumui ir teisumui vykdyti. 1 Karalių 10 skyrius 9 eilutė. Šventyklos dizaineris buvo didesnis už Saliamoną. Čia atsiskleidė Dievo šlovė ir išmintis. Žmonės, nesusipažinę su šiuo faktu, natūraliai šlovino Saliamoną kaip architektą ir statytoją, tačiau karalius nesisavino savo garbės už šventovės suplanavimą ir pastatymą. Taip atsitiko ir tada, kada Šebos karalienė apsilankė pas Saliamoną. Išgirdusi apie jo išmintį ir apie pastatytą šventovę, ji pasiryžo pasitikrinti sunkius klausimus statydama ir pati pamatyti jo įžymius darbus. Lydima tarnų, palydos ir daugybės kupranugarių, nešulių, brangių kvepalų, daugybė aukso ir brangių akmenėlių, ji išsiruošė į ilgą kelionę Izraelio link. Jie atvyko į Jeruzalę su didžiulė palyda, su kupranugariais, apkrautais kvepalais, daugybė aukso ir brangakmeniais. Atvykusi pas Saliamoną, ji išsakė visą, kas gulėjo jai ant širdies. 1 Karalių 10 skyrius 2 eilutė. Ji kalbėjusi su juo apie gamtos paslaptis, o Saliamonas mokė ją apie gamtos Dievą, didįjį kūrėją, gyvenantį aukštai danguje ir visą valdantį. Saliamonas atsakė į visus jos klausimus. Nebuvo dalyko, kurio karalius nebūtų žinojęs, ir klausimo, į kurį nebūtų galėjęs atsakyti. 1 Karalių 10 skyrius 3 eilutė. Matydama visą Saliamono išmintį, rūmus, kuriuos buvo pastatęs, stalo valgius bei aplink sėdinčius dvariškius, paslaugas ir apdarą tarnų, taurininkų ir deginamasias aukas, kurias jis atnašavo Viešpaties namuose, Šebos karalienė neteko žado. Ji tarė karaliui: kalbos, kurias girdėjau savo šalyje apie tavo darbą ir išmintį, buvo teisingos, bet aš netikėjau kalbomis, kol pati neatvykau ir savo akimis nepamačiau. Tikėk manimi, man nė pusės tiesos nebuvo pasakyta. Tavo išmintis ir gerovė smarkiai viršija kalbas, kurias buvau girdėjusi. 1 Karalių 10 skyrius 4-7 eilutės. Baigintis karalienės viešnagiai, Saliamonas buvo jai taip daug papasakojęs apie savo išminties ir klestėjimo šaltinį, kad ji buvo priversta girti ne žmogų, bet sušukti: tebūna palaimintas Viešpats, tavo Dievas, kuris parodė tau malonę, pasodindamas tave į Izraelio sostą. Iš amžinosios meilės Izraeliui padarė Viešpats tave karaliumi teisingumui ir teisumui vykdyti. 1 Karalių 10 skyrius 9 eilutė. Dievo buvo numatyta, kad tokį įspūdį susidarytų visi žmonės. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.